dabar imu trokšti to neįmanomo dalyko. Atsisakiau jo, bet tik dėl to, kad dar labiau norėtų priartėti. Leidžiu jam iš lėto, jau ilgą laiką skleistis manyje. Po truputį iš lėto. Savo laiku buvau į šalį padėjusi šias viltis. Bet sapnas. Tik sapnas sužadino pastarųjų dienų ir taip gan stiprias viltis. Išėjau į kelionę. Tik vienas negėdžiamasis kišosi į mano asmeninę erdvę. Nužudžiau jį. Negailestingai ir tiesiai į krūtinę. Peilis. Bėgau keliauti toliau, autostopu. Išvažiavau. Bet toje vietoje palikau jį. Jis sėdėjo 4 mėnesius. Nežinau, kodėl tiek mažai. Sugrįžau trumpam jį aplankyti. Pasikrauti kuprinę tolimai kelioniai. Privalėjau kurį laiką slapstytis. Suabejojau jo pasiaukojimu. Vos pamačiusi jį, visas kūnas virpėjo. Atrodė, jog tai jaus pat išsivers į kitą pusę. Po velnių norėjau jo. O jis mane pasitiko su pačia artimiausia šypsena, visai be kaltinimų, netgi su ilgesiu. Džiaugiamės vienas kito atsidavimu. Negalėjau ilgiau užsibūti. Jo tėvai mane stebėjo. Man labiau rūpėjo skatinti savo dvasios platybės, ei bendrauti su savo tėvais. Jie nesuprato. Paskutinį kartą šokau ant savo dvasios plynių gyventoją ir išėjau. Mes abu ruošėme savo gyvenimo kelionį. Kartu. Pabudau. Šis žmogus man kol kas visai nedaug ką reiškia. Bet jis veržėsi. Ir aš.